Sveiki, mes ir vėl sveikinamės iš naujo objekto šalia nepelnytai pamirštos tvoros. Šį kartą šiek tiek papasakosiu apie horizontales dvipusės tvoralentės. Tai neatstotų brangiausios tvoros, nelyginam su brangiausiamis, bet vienas iš ekonomiškų variantų, tai labai tinkamas. Šitoj vietoj matom tvoralentės iš dviejų pusių, padaryta taip, kad nieko nesimatytų kiaurai. Dėti lovelį prie stulpų tiek vienoj pusėj, tiek kitoj. Iš pradžių prigręžiamas lovelis, o paskui į jį kniedijamos lentutės. Tai po dvi kniedės arba savisriegius, kaip čia padaryta, gaunasi skydai gražus. Galima vietoje surinkinėti, galima iš karto paruošti skydus, jau čia priklauso nuo pačio objekto. Šiuo konkrečiu atveju yra 2 metrai tarp stulpų, ir bortelis yra 2 metrų, tai faktinis tas plotis yra 2,03. Per vidurį nereikia kažkokio sutvirtinimo, nes tarpas nėra toksai didelis. Jeigu jau mes kalbam apie 2,5 metro tarpą, tai tada į vidų dėtumėm tokį patį lovelį kaip ir krašte, sutvirtinimui, surišimui viso skydo. Daugiau kažką specialaus apie pačią tvoralentę nepapasakosiu, nes tai yra daug modelių. Šitų konkrečiu atveju matot Sigma tvoralentę. Jis gali būti matinė, gali būti lygi kaip čia. Gali būti ir kitokios tvoralentės, bet principas nuo to nesikeičia. Tai jeigu norit nebrangios tvoros, užsidengti iš dviejų pusių, tai manau labai tinkamas variantas. Šį kartą tiek.